Sveiki, mėly televizijos žiūrovai. Labai malonu, kad sugrįžtame vėl pasiklausyti ne pavasario čiurlenimo, o vaikučių klegėjimo, pabiručių. Jie lik maži varnėnai, sugrįžta iš pietų... ne taip norėjau pradėti. Esame šiandien vaikų namuose, norėdami vėl sugrįžti pas mažąjį Patricijuką, Budulio sūnų, ir pasižiūrėti, kaipgi jam sekasi, nes mūsų laida nelieka be atgarsio. Gauname daug laiškų į mūsų redakciją su klausimu: Patricijuk, kaip tau sekasi? Mažasis, kaip susiklostė tavo gyvenimas? Bet prieš užeinant trumpa priešistorė. Jau prieš porą mėnesių per savo žurnalistinį tyrimą parodėme prieštaringai vertinamo verslininko Budulio vaikutį Patricijuką. Ir žinome, kad Budulio sūnus buvo pavestas valstybės globai, auklėjimo įstaigos. Policija gavo informacijos, kad vaikas neprižiūrimas, matantis tik blogą aplinką aplink save. Daug vargo, mačiusi ir įskaudinta, iškentėjusi vaiko širdelę. Negalime jos atskirti nuo viso Patricijuko kūno, ir todėl Patricijukas atsidūrė vaikų namuose, kur galvojame, kad matys daug šviesesnę ateities viziją. Na štai, dabar mes ir sužinosime, ar linksmai gyvena Patricijukas, turėdamas tiek daug draugų. Beje, mūsų kūrybinės grupės laukia ir siurprizas. Patricijukas, pasirodo čionais, turi savo jaunesnį broliuką Cezarį. Pažiūrėkime, kaip jiems sekasi. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То ей хер в заборце суну, то ей жопу покажу. Mes su broliu Cezariu buvome Amerikoje, tai mūsų tėtis pardavė Michaelui Jacksonui. Ir mums viską leisdavo daryti. O jis su mumis negodavo vienoj lovai. Su tavim negodavom. Tai nesame prisėmė, su mumis negodavo. Po to atėjo mentai, negrai, ir atsiuntė čia į Rusiją. Vaikučiai, o kaip su jumis Patricijukas ir Cezaris draugiškai elgėsi? Aš jūsų visą augelę atimsiu. O jie ar mušasi? Na, šauniai pasirodė vaikučiai. Praeities, vadinkim flashbackai, kaip šitas lietuviškas žodis, prisiminimai. Kaip sakant, nueina į praeitį. Bet ne veltui rožėmis kelelis pintas ar valstybės pinigėliais išdabintas. Arba pasiklausykime, ką jie kalba apie praeitį. Po to zonai dar yra, vierchai, tai tokia kaip aš. Yra ožiai ir yra gaidžiai, tai kaip tu. Po to dar į zoną bachūrams atveža, kai valgyti konservus įdeda spirito, į gandonus tablečių ir visi kaifuoja. Ir vadovybė zonų žino, bet leidžia. Kartais tik tai padaro tokius parodamuosius patikrinimus, o po to toliau viskas tas pat, nes viskas papilta. Nori į zoną. Ir prieš tai žmogų užmuš. Einam užmuš. Bet ne veltui mums nedavė nerimo viena mintis. Tos vaikų kalbos apie Ameriką, Michaelą Jacksoną. Galbūt vaikai kažką nutyrė. Mes pakalbiname arčiausiai esančius žmonės. Už juos atsakinga moterį. Skanus jūsų pietus. Vaikučiai skaniai valgo. Šitas kalbamės su vaikų namų direktorė Oksana Budulienė. Toks būtų klausimas. Ar tas skandalingai pagarsėjęs verslininkas Budulis nėra jums giminė ar vyras? Ne.
Na, tai tada norėčiau paklausti iškart klausimą, tiksliau, kaip vaikučiai Patricijukas ir Cezaris atsidūrė Amerikoje, ta skandalinga istorija. Mes juos išvežėm. Jūs išvežėte, tai buvo su teismo sprendimu? Ne, bet juos persiuntė, nes jie net ant organų netiko. Tai jūs norėjote, kaip sakant, juos išvežti ant organų? Ne, iš pradžių norėjom parduoti, bet ne. Tai kas atsitiko, kadangi jie grįžo? Jie pikti, nemoka bendrauti labai... Galima sakyti, su genetiniais defektais. Visiškai. Jie netiko nei ta... Tai čia viskas. Na, o čia pradėjo visi netikėtumai. Ir mes, kadangi esame skandalingoji publicistikos srovė, surandame ir čia kabliuko, įberkime alyvos į ugnį. Mes nusprendėme paskambinti ir vaikučių tėveliui ir sužinoti, kas yra ta moteris Oksana Budulienė. Sveiki, laba diena, ponia Buduli. Labas. Čia jums skambina iš LNK TV laida, publicistikos laida Orbita. Na, toks būtų klausimukas apie jūsų vaikus, Patricijuką ir Cezarį. Labai ačiū jums už klausimus, labai ačiū, kad paskambinote, viso gero. Telefonas yra išjungtas arba už ryšio zonos ribų. Na ir mūsų kūrybinė grupė nebūtų kvailiai, jeigu neprovokuotume ir nebūtume pastatę kameros, tik ir nebūtume jos išjungę. Pokalbis vyksta pašnekovui nežinant. Pažiūrėkime ir po to spręskime, ar buvo vaikai Amerikoje ar ne. Sakiau, kad nesakykai, tai ateis ką, tėveliai sureika, labai reikėjo ką sakyti, jo, tau reikėjo ką pasitart, ką, taip sunku patylėti, jo, buvo, ką ten prišnekėjai, o tu ką ten prišnekėjai, mažiukai, vaikiukai. Matote, nežabota Oksanos Budulienės pykčio apraiška. Kas ji? Žmogus, vežantis vaikus į Ameriką? Nusikaltėlių tiltas į vaikų namus? Klausimas lieka neuždarytomis durimis. Mes prie to klausimo užgrįšime ir atversime paslapties durų skraistę.